Aš galvoju, ar tų pačių mobiliųjų atsiradimas mūsų gyvenimuose, ar jisai palengvino tą jausmą prieš objektyvą, nes turbūt fotografiją, reikia pripažinti, mobilieji demokratizavo ir dabar visi gali fotografuoti ir daug gali fotografuoti. Tai ar pats mėgsti asmenukės ir koks yra tavo požiūris į jas, gal net patarimų kažkokiu turi, kaip daryti? Nes feed'e tavo mačiau Instagramo, kad yra selfių. Koks vienas, ne? Žinai, Taip. Aš nepasakyčiau, kad mėgstu. Aš žinau, kad čia yra dažnas dalykas, gal truputį nueinantis jau, nes visiems maga buvo pabandyti kažkaip tai, bet patarimų, žinok, vis tiek tai yra toksai labai momentinis, impulsyvus veiksmas. Tai aš turbūt ką patarčiau žmogui, kad jis gerai pagalvotų, kaip jis nori ten atrodyti, arba kaip jis atrodys, kad vėliau pasikeitus nuotaikai nebūtų tiesiog gėda. O ką mes jas darom, kaip tu gal tarsi, kodėl? Aš pats, pavyzdžiui, tarkim, neretai ten važiuodamas į darbą, įsidedu į dėklą telefoną ir toksai atsisuku kamerą į save ir toks fotografuoju ir toksai, aš galų gale gal net ir suprantu, kad gal net taip netrodo, bet aš vis tiek tą pasidarau ir kažkoks gal toks vidinės ramybės pliūpsnis apima toksai. Ar tu, bet kam, kokį čia poreikį mes tenkinam? Labai keista jausma, tu turi vidinės ramybės. Aš atvirkščiai galvoju, kad turėtų būti vis tiek tokio mini streso, nors ir tarsi tu pats kontroliuoji tą atvaizdą. Va čia yra tas momentas, kad ne kitas tai daro, kur tu nežinai, nematai, kokių kampų, kokių ten rakursų, žinai, iš kaip arti, koks filtras ar dar kažkas, tu tarsi viską kontroliuoji, bet tuo pačiu vis tiek yra momentas, kada tai bus užfiksuota tarsi. Nu, tai bus kažkoks faktas ar kažkas. Jau nekalbu apie iš transliavimą, kur jau tada kiti ten kažkaip sprendžia, ar tau pavyko ar nepavyko. Tai man atrodo, va šitas momentas yra toks, kad apskritai daug ką turbūt žmonės, jeigu jie tik liktų jų, kaip sakyt, kaip mokslininkų, žinai, bandymo lauke, tai nebūtų tiek daug visokiausių gerų, blogų dalykų, kontroversiškų ten pokyčio dalykų ar dar kažko, jeigu tai liktų ten. O kada jau paleidžiam į gyvenimą tuos vaizdus, tai tada ir atsitinka visko, ko mes, nežinau, negalim net numatyti, suprasti ar prognozuoti. Žiūrėjau, galvoju, kaip viskas pasikeitė. Žiūrėjau į pirmąją nuotrauką padarytą, ten 8 valandas berods užėmė tas pats gamybos procesas. Apie langą. Nežinau, ar tai pirmoji išlikusi. Nu, taip traktuojama. Žinai, kokia medžiaga ten buvo naudojama? Asfaltas. Nu va, kai pasakai šiaip žmogui, dabar labai ilgai pasakot, būtų dar vienas podcastas, kai turėčiau paaiškinti prieš istoriją, ten susijungimus, kodėl ta pavardė mokslininko, kodėl ne kažko. Bet asfaltas. Tai vat labai toks shocking dalykas, pasakai žmogų, asfaltas, tai kaip čia taip. Bet va. Nuo asfalto 8 valandos ir tada selfiai, kurių yra pilna, ir nuotraukos, kurios netgi ten trunka sekundėm, ar kaip koks istorijos 24 valandas įkeltas ir jis yra panaikinamas. Tai pasikeitė fotografija. O ar pasikeitė supratimas fotografijos per tą laikmetį? Koks čia virsmas, kaip tu pats, būdamas šitame lauke, visą tai matai, ar tu reflektuoji į tą pokytį, ar tiesiog stebi, kur čia viskas keliaus toliau? Stebiu, bet taip, iš tikrųjų tai tas, jeigu kalbam apie technologiją, tai labai pasikeitė greitis, kaip mes tą atvaizdą sukuriam, kaip jisai pas mus tiesiog atsiranda ir kaip greitai mes jį galim ištransliuoti. Tai
Tai vienas dalykas, traktavimas vaizdo svarbos, apie ką tu turbūt kalbi ir klausi, pasikeitė labai iš tikrųjų. Ir man, nežinau, gal sunku spręsti, arba aš nenoriu pasilikti tos teisės spręsti, ar čia gerai ar blogai. Bet srautas didžiulis ir, sakau, tas kartais kažkoks sumaištis arba satisfakcijos nebuvimas net kūrėjui kažkokiam, kada jisai turi su tuo labai dideliu srautu konkuruoti, tai rodo, kad ne į gerą gal tas pokytis. Bet vėlgi, jeigu pozityviai bandyt kalbėti, tai yra tiesiog iššūkis, su kuriuo tu gali kažkaip būti, priimti jį ir sakysim, gal net gali kažkokių labai, labai įdomių dalykų padaryti. Nes jeigu iškart nuleisi rankas, sakysi, viskas prieš tą srautą aš nepaplauksiu, tai tuo ir pasibaigs. O tai žiūrėk, tarkim, aš noriu padaryti iš vaizdų užfiksuotų nuotrauką. Aš teko matyti statistiką, nesuvokiamas skaičius, ten netoli 5 milijardų vaizdų yra sukuriama per parą, per fotoobjektyvą. Ko reikia, kad tas vaizdas taptų fotografija? Kas apibrėžia tai, kas leidžia vaizdui, kurį užfiksavau, kad ir automobilyje, ten, nežinau, važiuodamas, tapti kažko tai, meno pasaulyje aptarinėjimu? Jo, geras klausimas. Pirmiausia, tai reikia nusimatyti aišku tikslą. Taip jau banaliai pasakysiu, reikia kažkokios technikos, kad tai įgyvendinti. Ir po to reikia turbūt situacijos, kad viskas sugultų kažkaip gerai vieną vietą, kad tas vaizdas taptų kažkuom svarbus ne tik tau, bet ir aplinkiniams. Tai pirmiausia yra tikslas. Nes, kaip yra, gal jeigu taip trumpai pasakyti, tai yra kas, kodėl ir kaip. Tai kaip yra paskutiniai vietai. Jeigu nėra šitų dviejų klausimų, tu nekeli savo, tai bet koks dalykas, turbūt, kurį tu darai, yra pasmerktas, tokiam tam srautui ir jisai nuvažiuos. Tai mobiliuoju telefonu aš irgi galiu fotografuoti, realiai. Taip, manau, kad mes, sakau, apie techniką, su kuo, taip. Ar asfaltas. Taip. Ar tavo telefonas, nors tai buvo tik medžiaga, kuri buvo kaip veiklioji medžiaga panaudota. Nesakau, kad neturi reikšmės, bet jinai yra ne pirmoje vietoje, taip pasakysim. O tai tada žiūrėk, gerai, jeigu nelabai svarbu, arba viena iš paskutinių vietų su kuo, tai ar bet kas gali būti fotografu? Vėlgi, aš galiu pasakyti, kad turbūt taip. Turbūt bet kas, bet vėl yra tie patys niuansai, apie kuriuos kalbėjom prieš tai. Taip. Nes, matai, fotografija gal toks apskritai kaip medija lengvesnis dalykas, arba kaip užsiėmimas, veikla, veiksmas. Nesakysim, turbūt smuikininkų būti irgi gali būti bet kas. Taip. Bet žinai, ne visi turim klausą. Ne visų pirštai yra miklus. Galų gale ne visi galim dirbti komandoje, kai kalbu apie, sakysim, integravimas į kokį nors orkestrą, ne? Tai gali būti, kad didžioji dalis liksim gatvėje gazdint žmonių su tuo, žinai, čirpiančiu daiktu. Ir aišku, smuikas neišgyveno to, sakysim, tos technologinės evoliucijos, ką patyrė kamera, ne? Nes kamera ištobulėjo, kai kalbam tas
atlikimo technika, sakysim, pats tas dalykas pagreitėjo atlikimas, tada tai tapo masinė komunikavimo priemonė, nes mes dabar komunikuojam kartais vaizdais. Taip. Ten, sakysim, aš tavęs paklausiu, kur esi, tai tu man tiesiog nufotografuoji kažkokį kampą. Taip. Ir aš jau turiu atspėti, kurioje tu vietoje, kiek tau liko ten iki manęs ateiti, ne? Tai va šitas dalykas, tai sakysim, tas instrumentas to neišgyveno. Ir šitaip atsitiko, bet kažin, ar jeigu tos evoliucijos nebūtų, sakysim, kiek tų fotografų, ten pseudo fotografų, ar žmonių, kurie šitaip komunikuoja, būtų, nes netolimą labai praeitį prisiminkim, ten kokį nors tiesiog paprastą žmogų, išvažiavusi atostogų su šeima, per tą 10 dienų sulaužiusi 3 ten kokius nors sovietinius fotoaparatus, grįžusi namo, užsidaro vonioje, kuris virsta tuo darkrumu. Ir ten jisai ryškina, spausdina tas nedidelės fotografijas ant kokio nors plono besivyniojančio ten fotopopieriaus. Ir tik tada rodo, komunikuoja su draugais, kuriuos sutiko, savo šeimos nariais, vaikais, va čia tu, mes buvom ten Palangoje ar ten kažkur. Tai klausimas, kiek, jeigu būtų dar vis taip nelengva, sakysim, nes čia nėra labai sunku. Bet tikrai netaip lengva, kaip nuspausti, pasižiūrėti ir paspausti send. Tai aš pats puikiai atsimenu, kaip tėtis tokiu būdu raudonoje šviesoje produkuodavo tą visą atsiminimų medžiagą. Bet man, žinai, tada toksai klausimas, o tai gal tada, čia vėlgi, žinai, tas lyginimas praeities su dabartim yra populiarus. Ir čia nostalgiškai žiūrėjimas į praeitį irgi yra ganėtinai toksai paplitęs dalykas. Tai gal fotografija tikresnė buvo praeityje tada? Gal tikrai ten, kai tu taip išvargdavai tą nuotrauką, ar ne, užfiksuodavai, tu net nežinodavai galų gale, ką užfiksavai, tada žiūrėk, jau ten išryškėja ir tada jau gali rodyti, pasakot, o dabar tiesiog spusteliai ir tiek. Tai jausmas yra visai kitoks. Tai čia, iš tikrųjų pats tą klausimą ir atsakėjai, nes... Jausmas. Taip, tas jausmas ir kelias link to, kas iš principo suponuoja irgi jausmą. Nes bet koks dalykas, man atrodo, čia yra, meškos paslauga. Mes turbūt taip kalbėdami ir prieisim prie to, bet tas tempas, kažkoks padiktuotas, tas greitis, jisai dabar verčia mus daryti arba mokytis net iš naujo visai kitus dalykus daryti. Galbūt taip lyg, nežinau, būtų man 100 metų, bet turiu omeny, kad jeigu dabar mes turim mokytis elgesio miške, kad pailsėti nuo kažkokių dalykų, kurie tarsi mums turėjo palengvinti gyvenimą, tai reiškia, kad nėra gerai. Ir tai, kad mes galim per, nežinau, ten 15 minučių su kažkokiu rašaliniu printeriu atsiprintinti kažkokią tai reprodukciją kokio nors paveikslo, tai irgi tarsi yra faina. Bet turbūt tai, kad mes patys kažkokiu būdu ten kreiva ranka nutapėm kokį nors paveikslą kažkada ir paskui radom pas tėvus palėpį ir panašiai, mums daug didesnį jausmą sukels, daug daugiau satisfakcijos bus netgi ir tuo pačiu momentu, kai mes tai darėm, negu kad mes paspaudėm ten print. Tai visi šitie momentai, jie kažkaip, man atrodo, gal per stipriai pasakyta, bet darko mūsų sąmonę. Tiesiog chaosas yra didžiulis. Smagu, jeigu kontroliuoji tuos dalykus, sugebi pasinaudoti ir išlieki laimingas, bet matom, kad nemaža dalis žmonių yra tiesiog tokiam lengvam pasimetime nuo tos srauto. Taip filosofiškai čia mes. Aš gal tada kreipsiu irgi į filosofinę pusę pokalbį apie pačią fotografiją, kas jinai yra, nes irgi analizuojant ir įvairius autorius, ir įvairius atstovus fotografijos,
yra išskiriami tokie kaip terminai, kas tai yra. Ar tai yra veidrodis, ar tai yra langas, ar tai yra portalas. Tai ar fotografija iš esmės fiksuoja pasaulį, ar jį perkuria? Ir kaip tai kinta laike? Nu jo, toks tikrai filosofinis klausimas, bet žinai, ir fiksuoja, ir perkuria turbūt. Vėlgi pasikartosiu, priklauso nuo tikslo. Taip. Vienas dalykas, ar tu jį turi ir kokį tu jį turi. Jeigu tikslas yra sukurti kažką dokumentalaus, sakysim, fiksuoti, tai tu ir fiksuoji. Jeigu tavo tikslas yra kaip nors ten futurizuoti kažkokį dalyką, kuris galbūt yra tiesiog labai paprastas ir elementarus, tai įdėjus nemažai darbo turbūt taip ir bus. Tai labai priklauso tiesiog nuo to, kokį tikslą tu išsikeli. O šiaip, Donatai, bendraja prasme, ar fotografiją vis dar galima tikėti? Ten būdavo nuotraukos, ar ne, su kažkokiu ten sniego žmogum, su Lochneso pabaisa, su ateivių laivu danguje. Ir žmonės kvestionuoja, klausinėja, ar ne, kaip čia, ar čia iš tiesų. Bet vis dar, tarkim, padarius avariją, mes fiksuojam faktą avarijos ir tai yra dokumentas teisinis, ar ne? Tai ar iš esmės objektyvas meluoja ar nemeluoja, ar vėliai čia viskas priklauso nuo tikslo ir galų galia, jeigu tikslo nežinai, socialinių tinklų srautas, ar ne, yra daug nuotraukų ir aš tikrai pastebiu, kad seniau mane fotografija įtikindavo labiau, dabar net ir video medžiaga ima nebeįtikinti. Tai koks čia ir kas čia vyksta šioje vietoje? Nu, bet jeigu tu tikslo ir nežinai, tai jis vis tiek egzistuoja. Taip. Ir tokiu būdu tas vaizdas ir atsiranda. Ir jeigu tavo tikslas, pasikartosiu, yra atliepti faktą kaip po tokį, realybę, atsakai, avarija kažkokia, ne? Tai tada tas vaizdas ir bus tas dokumentas. Jeigu tavo tikslas sufalsifikuoti avariją, tai man atrodo, tu irgi tai padarysi. Ne? Tai va čia atsiranda toks turbūt susitarimo reikalas, ne? Arba kažkokių papildomų faktų buvimas, kuris leidžia tikėti tuo dalyku. Bet sakysim, Lochneso pabaisą paminėjai, tai čia jau vėlesnis laikas. Grįžkim prie to asfalto. Aš dabar tikslių vardų nepasakysiu, bet kadangi podcastas, galėsim gal komentare, kas norės įdėti tokį nuorodą kokią nors žiūrovam, kam įdomu, arba jie tiesiog pagūglės, bet aš atsimenu labai senais laikais fotografijos pradžia ir tokios dvi berods seserys labai puikiai ten žaidė su žmonių emocijom, jos fotografavo miško fėjas. Ir žmonės taip tikėjo, kad miške yra tokios mistinės būtybės, kur tau atėjus, jos ten paseks kažkokią pasakoją, super gražios, tokie sparneliai. Ir tai buvo meistriškai viskas padaryta. Tiesiog dabar, kalbam, technologinio niuansai, viskas taip kokybiška, tada ta nekokybė leido paslėpti tam tikrus dalykus. Šiuo atveju tiesiog tokį kaip valą, kurio buvo pririštos tos fėjos ir jos atrodė super tikros tuo metu. Ir ten labai daug laiko praėjo, aš turėčiau, ne viską atsimenu, bet turėčiau prisiminti, ar jos tik senatviai, ar ten kažkada labai seniai, praėjus daug laiko, turiuomenį, pasakė, kad tai buvo nesąmonė. Tai nuo tikslo priklauso. Tai ir seniau žmonės, ar ne, falsifikuodavo? Nu, tai taip, nes jeigu sakysim, kaip visi kalba ir dažnai linksniuoja, kad fotografijos tikslas, kai tik atsirado, buvo pralenkti dailę arba ten susilyginti, tai reiškia, kad tas aiškumas, kokybė, kokybiniai aspektai, sakysim, ryškumas, spalvos, galų gale, kas buvo neįmanoma atrodė. Ir visa kita, tai kažkam pasirodė, kad visai fun gal daryti visiškus tokius feikus. Ir čia buvo dalis žaidimo ir dabar tas vyksta. Bet tai, Donatai, tada irgi taip, kad šiais laikais, kai nežinai, ar tikra ar netikra,
ir kontekstas tampa karalium, tai turim tada skaityti kiekvieną prierašą prie nuotraukos, turim žiūrėti, ieškoti, kokiu tikslu jinai buvo daryta, nes kitu atveju tai yra tiesiog kažkoks vaizdo žaidimas ir iki galo tu nelabai supranti, ar čia tikra ar netikra. Jeigu tau pasirodo, kad svarbu, tai taip, tu turi įdėti darbo, bet man atrodo visur. Žiūrėk, nusipirksi kokį nors prietaisą ir atmesi instrukcijos būtinybę, tai gali būti, kad ten sulaužysi, suges arba neišnaudosi visų galimybių. Tai labai panašiai su šiuolaikiniu menu apskritai taip yra, bet net ir su fotografija va dabar, kaip pats sakai, kad tiesiog daugėja tų dalykų, ne visada žinom tikslą ir panašiai. Tai natūraliai mes tada kvestionuojam ir pabandom pasižiūrėti, jeigu mums svarbu. Tas pats faktų tikrinimas, nežinau, ten dėl visokių dabar politinių niuansų ar kažko, tai irgi privalai tą daryti, nes kitu atveju, jeigu ten truputėlį kažką perskaitai ir tikiesi ir dar kažkam perpasakosi, tai gali tokia sniego gniūžtė nelabai maloni tapti. O tai Donatai, aš tave taip truputėlį paprovokuosiu. Tai žiūrėk gerai, jeigu nuotrauka savaime tampa tokia kaip ir, jei reikia konteksto, reikia ieškoti prierašo, reikia žiūrėti, kur jinai patikta, tai gal tada toj visoje, jeigu meno karalystėje staiga fotografijos nebelieka ir mes perinam, tarkim, tik į video formatą kaip tokį, nes nepaslaptis, kad socialiniuose tinkluose karaliauja iš esmės vizualinė medžiaga, ir algoritmai vis tiek prioritizuoja video medžiagą. Judantį vaizdą. Tai įsivaizduokim, kad ima ir dingsta fotografija iš meno pasaulio, ar čia labai daug prarandam? Nes atsiranda video, kuris gali papildyti garsu ir atsiranda kontekstai, paaiškinimai, platesnė informacija. Tai čia nesupyk už klausimą, bet jo, toksai irgi pats sakai, kad pranokti tapybą, tai gal video pranoko fotografiją, nors bendrai tapyba vis tiek yra. Jo, labai geras pastebėjimas. Aš tai manau, kad, nežinau, bendrai, jeigu kalbėtum, sakysim, įsijausti į kažkokį kūrėjo vaidmenį ir dabar gauti tokį klausimą, aš sakyčiau, kad gal ir nenukentėtų tas meno pasaulis, jeigu bendrai, jeigu dabar neliktų fotografijos, ne? Tai yra kitų dalykų, kurie labai įdomus, man kaip žiūrovui, vėl grįžtu prie kūrėjo, yra kitų dalykų, kuriuos aš galėčiau daryti. Netgi tą patį statinį vaizdą, yra nemažai skirtingų būdų, kaip sukurti. Tai gal kaip tik padėtų, nes labai labai apkarpytų tą srautą. Jisai tarsi sustotų, kur judėjo ir sustojo. Tai reiktų operuoti tik tai su vaizdais, kurie jau yra padaryti ir naujų nebūtų. Tai gali būti, kad tas tarpas jisai padėtų suvokti, ką turim iki šiol ir labiau vertintume. Ir naujai kūrenčiam statinį vaizdą žmogui irgi būtų ir iššūkių naujų, ir jis labiau gal vertintų, sakysim, ką jisai padaro. Nes tas tiražavimas būtų toksai kaip sakyti, nebūtų toks labai nepažabotas, kaip yra dabar. Tai man atrodo. Nes aš žiūrėjau kažkokiu, kad vis tiek darau tokią prielaidą, kad žmogus yra tinginys. Jam yra tingu perskaityti tekstą, dėl to perina prie vaizdų. Taip. Dabar atsiranda vaizdas, nėra tik vaizdas, jam reikia konteksto, jam reikia supratimo, jam reikia kažkokių tai prierašų, irgi per sunku. Tai perinam prie video. Tai toksai tokia kaip ir evoliucijos, kažkokios atrodo medijos evoliucijos. Tik tiek, kad gal, sakysim, video gal ne visai tą patį irgi jausmą kelia. Jeigu tu sakai, kad tingim, tai čia vienas dalykas, bet fotografija, mes čia prieš pokalbį, prieš kameromis jungiant kalbėjom apie tą, fotografija tarsi geba ikonizuoti vaizdą. Nes jisai tiesiog čia yra, jis nejuda. Video niuansas yra truputėlį kitas ir, tarkim, tu kurdamas filmą,
naudodamas kažkokią autentišką detalę, neprivalai padaryti taip, kad ji būtų super autentiška, nes vaizdas labai greitai bėga ir gali būti, kad tu neužfiksuosi, juk mes kiekvieną kartą nesustabdom, tos top kadro nepaimam tam, kad patyrinėti, kas ten yra. Tuo tarpu fotografija, jinai toks dalykas, kur tu gali galbūt valandą ten stovėti ir žiūrėti, kaip ten kas yra ir panašiai. Tas pats yra su paveikslais, kai žmonės irgi ten, kada kamera obskūra atsirado ir jau rimčiau pradėjo naudoti, Da Vinčis ten tokius manualus pardavinėjo, kaip pasidaryti ir tada, sakysim, skandinavų ten berods toj tapyboje atsirado tas hiper toks realizmas, kur viskas taip. Tai ten iš karto žmonėm kilo klausimų. Tai jeigu tai būtų buvę video, tai gali būti, kad tų klausimų nekiltų. Aišku, kiltų, kaip tas atsirado ir tave sudegintų ant laužo, nes tu iš kažkur gavai video kamerą. Bet statinis vaizdas suteikia dar kitą emociją. Ikonizuoti, man patinka šitas pastebėjimas. Dar vienas dalykas, ką fotografija daro, jinai įamžina. Man tas žodis įamžinti, įsiamžinkime. Gal nežinau, ar dabar naudoja žmonės šitą žodį, bet kas čia per siekis visą ką įamžinti? Mes labai ypatingai, gal norim ką įamžinti, tai tos tokius nykstančius dalykus. Žmogus, pastatai griūvantys, kažkokios nykstančios rūšys, tirpstantis ledynai. Kas čia per fetišas įamžinti? Kodėl fotografai nori įamžinti? Žinai, čia yra... Gal ir daugiau sugalvočiau, bet dabar man kaip atrodo, tai yra sentimentai. Jeigu nekalbam iš mokslinės pusės, jeigu iš mokslinės, tai toks tyrimo objektas. Nes fiksuoti tą poslinkį su fotografija yra labai lengva ir gerai. Sakysim, tas prieš ir po, momentas. Bet nieko blogo įamžinti. Man atrodo, nes supranti, jeigu viskas liktų tik atmintyje, tai atmintis toks dalykas, kuris super kinta. Tu tą pačią istoriją man kiekvieną dieną pasakodamas vis ją nupasakotum truputėlį kitaip. Jeigu praeitų nemažas laiko tarpas, tai ta istorija dar labiau pasikeistų. Po to gal vėl grįžtų, bet supranti, ką noriu pasakyti. Tai tas fetišas man kaip žmogui, kuris domisi vaizdo antropologija, atmintim, tuo pačiu žmogum, nes jis visur tarsi dalyvauja. Taip. Net tas nugriuvęs pastatas yra žmogaus elgesio pasekmė. Tai man atrodo labai svarbus dalykas įamžinti, bet vėlgi grįžtu čia jau daug kartų kartoju tą patį žodį tikslas. Jeigu turi tą tikslą, tai tavo užduotis palengvėja, net paaiškinti, ką tu norėjai to pasakyti, yra lengviau. Jeigu tu to tikslo neturi, turiu omeny, pridarai kažkokių vaizdų, paskui bandai su jais kažkaip dirbti, žaisti ir kažką tom pasakyti, tai beveik 100% galiu pasakyti, kad neišeis arba bus labai mėgėjiškas dalykas, kurio iš tikrųjų gal, nežinau, reikėtų vengti, aišku, kas aš kad patarinėčiau, bet tiesiog nebus iki galo faina satisfakcijos prasme nei tam žmogui, kuris tai padarė, nei žiūrovui. Bet jeigu viskas padaryta labai gerai, kokybiškai, aiškiai, su tikslu, tai man atrodo, kad tai praturtina daug dalykų, sujungia daug dalykų kažkaip tai. Aš galvoju, kad kai kurie fiksuoja kasdienybę, ten, kaip keičiasi patys, kaip keičiasi aplinka. Ir man čia iš karto toksai ekonomistas, toks Raimondas Kuodis yra pasakęs, kad jeigu nori būti laimingu, tai nelygink. O fotografija įamžinant leidžia lyginti dabartį su praeitimi, lyginti save koks buvai prieš 20 metų ir koks esi dabar. Tai šiaip iš esmės tai, ką mes įamžinam, ar čia yra iliuzija, ar čia iš tiesų mes išsaugom, koduojam tose nuotraukose, tose vaizduose kažkokias emocijas, istorijas,
gal čia labiau iš tokios mokslinės pusės, o gal ir emocinės pusės, kaip tau atrodo, vat, tas įamžinimas, tai juk nėra niekada tik vaizdas, ar ne? Ir dažniausiai tas vaizdas, jeigu ir yra įamžintas fotografo, tai veikiausiai jis turi labai daug tokių konotacijų pačiam tam fotografui. Tai ar fotografo žvilgsnis į fotografiją yra kitoks nei kad stebinčiojo atėjusio į galeriją pasižiūrėti žvilgsnis? Čia matai, du skirtingi dalykai, apie kurios būtų galima kalbėti. Fotografo kaip kūrėjo, keistai čia skamba, aišku, toks kaip dievas kūrėjas, fotografas kūrėjas. Tai gal, tiesiog dabar nerasim kito žodžio, bet žmonės, kurie mato, klauso, supras. Va, ir žmogaus, kuris tiesiog fiksuoja, sakysim, ten neturi didelių ambicijų, visą tai paversti kažkokiu ciklu, ten projektu, jis tiesiog fiksuoja, sakysim, savo pokytį šeimoje, ten buityje, dar kažkame, kas irgi yra labai įdomu. Ir paskui atsiranda jau žmonės, kurie kūruoja vieną ar kitą dalyką ir panaudoja tą medžiagą. Tai man atrodo, kad abu tie tikslai yra svarbus, jau apie tai mes kalbėjom, bet jeigu, nežinau, man tas klausimas tokį davė mintį, su kuo aš ir pats susiduriu, iš tikrųjų, darydamas dabartinį savo legendinės praeities, kur yra tiesiog rekonstruojami dalykai. Tai yra praeityje buvusios situacijos, kurios buvo per daug paprastos, kad būtų turėjusios galimybę būti įamžintos. Tai yra toks tarsi sudėtingas dalykas, tai buvo per daug paprasta. O iš filosofinės pusės tai nutinka labai labai dažnai. Ta, kaip sakyt, esamasis tas laikas, kasdienybė ta tokia, jinai meistriškai praslysta pro mūsų akiratį, tą dėmesio lauką. Mes to nefiksuojam, mes kasdien einam to pačiu maršrutu, tarkim, ir mes nematom pokyčio. Fotopilotas toks savo. Jo, jeigu mūsų nėra ilgą laiką, mes toj pačioj vietoje einam, mes gal ir užfiksuosim, kad ten kažkas langą pasikeitė ar dar kažko. Šiaip ne. Va, tai čia vienas dalykas. Dėl ko šiaip svarbu, sakysim, fiksuoti ir galbūt net kažkiek analizuoti. Va, tai kūrėjas vienaip analizuoja, jisai rodo, jis sukuria papildomą naratyvą, atsiranda kažkokia anotacija, klausimai užduodami, problematika kažkokia. Paprasti žmonės, neprasti, bet paprasti, jie žiūrėdami laike albumą irgi kažkokį pokytį mato. Jie kitaip įvertina, gal labai paprastai, bet pasidžiaugia, kažkuo ten kažką apverkia, gal kažkokia netektis yra dar kas nors. Palygina, sakysim, sako, ten kažkaip buvo geriau. Va, ir tas buvo geriau, tai ką aš dabar noriu pasakyti, kas man kilo, kai tu uždavai tą klausimą, kad labai pavojinga visada būti praeityje. Ir tas tavo bičiulis, kolega, ekonomistas apie kitus dalykus kalbėjo, bet jeigu kalbam apie fotografiją, sakysim, ir ne tik gal fotografiją, bet tiesiog tą mąstymą, tai žmogus turi gyventi čia ir dabar. Ir gal net, sakysim, truputį ateitim gyventi. Tai čia jeigu kalbam apie emocinę sveikatą, nes jeigu tu visada gyvensi praeityje, tai dabar gal taip labai drastiškai pasakysiu, gal daug kas nesutiks, bet praeitie visada buvo geriau. Žmogus tiesiog... Taip, čia yra gal net ne jaunystė, kiti ten vaikas būna toks jau senas atrodo ir mąstymų ir visko, bet jis turi daug energijos. Energija mažėja. Dėl to, pavyzdžiui, žmogus labai įdomus, kuris yra energingas, jis gali būti, kad labai gal daug kažko protingo kartais ir negali pasakyti, bet jis tiek turi tos energijos, kad tu negali jo nesižavėti, ne? Va. Tai kai tu kapstaisi po tą praeitį, ten ir mano atveju, kai aš atkūrinėjau kažkokius dalykus, aš turiu labai aiškiai balansuoti, kiek laiko aš praleidžiu ten. Nes tik taip veikia tie dalykai. Tu kažką prisimeni, tu kažkaip jungi daiktus, kažkokius artefaktus, tos pačius prisiminimus
ir tau vis atsikūrė kažkokie nauji dalykai. Nes tu negali prisiminti, kas ten buvo prieš 15 metų ar 20, taip staiga. Taip. Bet labai pavojinga likti visą laiką ten, nes tu labai greitai gali užsidepresuoti. Va. Tai su šitais dalykais reikia kažkaip atsargiai, sakysim, gal daug lengviau, kai tu eini į archyvus žmonių, kurių tu visiškai nežinai, arba labai skiriasi kažkoks, nežinau, ten laukas, kuriame jie gyveno, sakysim, bet vėlgi jo svarbu tyrinėti, fiksuoti, įamžinti, nes tik taip galim labai aiškiai, konstruktyviai palyginti dalykus, nes atmintis nepavežtų to, bet tuo pačiu, kai jau atmintis įsijungia, reikia irgi labai, labai neprisižaisti, nes gali tiesiog tapti visam laikui liūdnas ir paliegęs. Taip, pridėkim dar tai, kad atmintis sąmonė yra linkusi ištrinti kai kurios ir neigiamus dalykus iš praeities, tai ten praeitis iš esmės tokia gali atrodyti kaip kažkaip fantastiška siekiamybė. Jo. Pripažinsiu, neretai nuvažiavęs pas senelius, būdavo atsiverčiu albumus ir irgi vartau, sklaidau, žiūriu, kaip ten buvo, lyginu ar ne. Irgi jau kalbėjome, kad ten ir veidai skiriasi, ir aprangos skiriasi. Bet turiu pripažinti, kad vienos nuotraukos, kurios mane labiausiai turbūt gal iš tos naujų laikų perspektyvos stebindavo, gal net ir šokiruodavo, tai būdavo mirties nuotraukos, tai būdavo laidotuvių nuotraukos, tai būdavo istoriškai žvelgiant žmonės mirusius, kai kuriems net tai būdavo pirmoji ir paskutinė nuotrauka padaryta būtent mirus, dėl to, kad nebuvo tiek paplitusi fotografija. Ten juos fotografuodavo ir kaip gyvus, ir kaip miegančius. Čia Lietuvoje būdavo aplink karstą žmonės susirinkę. Dabar tokios fotografijos kaip ir nebeliko, niekas nekviečia fotografuotis, stovint prie mirusiojo. Ir netgi tai tampa tokiu kaip ir viešų tabų. Visgi tai, ką mes fotografuojame ir ko nefotografuojame, žvelgiant taip istoriškai vartant albumus, nemažai apie visuomenę pasako, turbūt apie jos baimės, lūkesčius, apie jos idealus įvairius. Kaip pats tą stebi ir kokia yra ta situacija? Ar iš tiesų fotoaparatas yra toksai kaip mūsų galbūt ir vertybinių sistemų dokumentavimo toksai įrankis žvelgiant laike? Yra. Žinai, vėlgi, išvadas gali pasidaryti, jeigu analizuoji. Daug kas turbūt nesusimasto, tokio klausimo, kaip tu man neužduotų. Jeigu pradedam analizuoti, tai pamatom, kad fiksuoja iki šiol, tarkim, jeigu kalbam apie laidotuvės, yra dar tų dalykų, jų nėra tiek daug. Bet labai gerai pasakei, kad ta medija nebuvo tiek paplitus, padaryti atvaizdą ir jį, kaip sakyt, pagaminti tada, nusipirkti nebuvo pigų, tai žmonės turėjo kažkokių, sakysim, labai svarbių įvykių nuotraukas, labai ilgą laiką, tarp kitko, net ir jau labiau paplitus, ten iki muilinių laiko vis tiek mes turim nuotraukų, kurios yra, sakysim, vėl grįžtam prie tos kasdienybės, nefiksavom. Tai gal labai kažkokie turtingi žmonės galėjo savo leisti. Bet būdavo, kad arba tavo gimtadienis, arba kažkokia kelionė kažkuriasi, ten gal ir net netolima, tai zoologijos sodas, aš ten prie meškos turiu nuotrauką. Daiktą kažkokį gavai dovanų, ten dviratį atidavė, nežinau, pusbrolis iš kito miesto. Tai gal ir tai nebūtinai, ne? O grįžtam prie daug senesnių laikų, netabu, ten nesusimastė. Ten buvo svarbu ir tiek. Taip. Ir jau labai svarbu, Taip. nes, kaip sakai, to žmogaus nebebus. Ir gal jis prieš tai ir neturėjo tos nuotraukos. Tai dėl to darė visokiausių dalykų. Sakysim, Didžiojoje Britanijoje buvo, kur man iki šiol yra toks shocking dalykas.
kai mažas vaikas mirdavo ir, sakysim, ant kilimo pasodindavo gyvą jo, tarkim, broliuką arba sesutę ir jį atmerktom akim. Ir va, tu net ne visada žinai, kuris. Taip. Kaip va, paimtum tą nuotrauką, tiesiog kokiam Londone ten turgui rausiesi, randi va tokių nuotraukų. Wow. Tai prieš šitą vaizdą mūsų tas, kad pastatydavo karstą, tarkim, stačią ir ten visi susirinkdavo, kas taip iški toks kaip performances, nežinau, dabar jau žiūrint, kai mes tokie prakutę, visko matė, čia nieko nebijom tarsi. Tai va, tai šitie dalykai yra įdomus labai ir labai gerai pasakei, kad tai yra labai apie mus. Kai mes fiksuojam, va, turim įrodymų, ne, va, irgi geras žodis, įrodymas, ne. Tai nesvarbu, kad, tarkim, sufalsifikuotas dalykas. Ir tų falsifikacijų yra visokių. Viena yra kompiuterinė manipulacija, bet kita yra, tarkim, kai tu, pavyzdžiui, turbūt irgi turi ten 1LT laikų nuotraukų, kur labai juokinga. Tai ten ko žmonės nedarė. Ir tikrai nenorėjo atrodyti to, ko jie yra. Visi tie makiažai, iš draugų pasiskolinti drabužiai arba daiktai, kažkokios lokacijos, kurios, tarkim, neprimena tavo kaimo, iš kurio tu iš tikrųjų esi. Ir visa tai yra sudėta į tavo tokį portfolio. Taip. Tai va dabar, kai yra koks LinkedInas, kur ten viskas pure, pilkas fonas, lakoniška šviesa ir tarsi čia aš va toks ir mane jūs tokį sutiksit pokalbio metu. Taip. Tai tada, nors aišku ir dabar to yra turbūt pažinčių tuose portaluose, bet kur tu sutinki žmogų ir tu jo net pažįsti. Taip. Jis praeina pro tave, bet tu nežinai, kad tai yra tas pats žmogus, nes jis ten buvo pasidaręs kažką tokio. Tai va, tai tikrai rodo apie mus, kiek mes galim sau leisti. Net praktiškai grįžtam į pradžią apie tos selfius, kur sakiau, kad labai gerai pagalvokit, ar nebus paskui gėda, nes kaip žiūri tas nuotraukas, tai atrodo, ar tikrai čia galėjau aš taip padaryti, kas man buvo, kaip aš taip nieko nesupratau. Ne? Ir kai tas nuotraukas būna dar gerai, jeigu tu pats radai su draugais jokiesi. Bet jeigu tu kažkokiam jau statuse ir staiga čia žurnalistai dabar juk labai mėgsta, visi ten clickbaitai, sensacijos ir ištrauks ir aišku ten po dienos visi pamirš, bet tą dieną tai gali būti, kad nebus labai smagu. Nes tiesiog tuo metu kažkaip nepagalvojai, o galimybių buvo kažkokį savo vidinį teatrą atidaryti. Man, žinai, patiko ta mintis, kad iš tiesų aš galvoju seniau mes ilgiau galvodavom, ar spaust ar nespaust tą mygtuką. Tai būdavo toksai gal net ilgas procesas iki to. O dabar, kai tu lengvai gali ištrinti, ar ne, tą patį selfie, tai nebuvo pasidarau 100 iš to 100, galbūt kažkas bus. Ir teko girdėti vienos fotografės irgi tokius pastebėjimus, kad jinai mato, jinai irgi stebi, kaip žmonės fotografuoja, bet tą visą antropologiją, kaip jie elgėsi su to fotoaparatu. Bet realiai fotoaparatas tampa tokiu kaip papildiniu žmogaus atminčiai, su mintimi, kad aš galbūt ir neįsiminsiu, bet jis įsimins, bus įrodymas. Ir, žodžiu, jeigu reikės, bus. Kas reiškia, kad žmonės ima nebeišgyventi tų net ir ypatingų akimirkų, kai jie rinkdavosi ten ar laidotuvėse, ar per gimtadienį, ar per kokį suvažiavimą, ar gavę dovaną. Tai būtų iš tiesų toksai daromės nuotrauką, nes tai yra fotografavimas būtų šventis, kulminacija. Rezumuoja tą. Taip, reziumė. Ir tada dabar man ima kilti toksai klausimas, ar su dabartiniais įpročiais fotografavimo mes vis dar esame situacijose, ar mes būname su tuo, ką fiksuojame, ar visgi tai tampa tokiu pseudo prisiminimu ir visa tai yra per tokį langą, kad net galų gale žiūrėjimas ne į patį vaizdą, o į tai, ką rodo fotoaparatas, irgi turbūt kažkiek tai iškreipia tą emocinį prisirišimą prie įvykio. Taip. Tai viską pasakė iš tikrųjų, man net nereikia nieko, žinai, nes fiziologiškai, gal negeras žodis, bet
darom savo miškos paslaugą. Žinai, nes nesam čia ir dabar. Atsimenu, kai buvau vaikas, tai vyresni juokdavosi, čia atėjo banga jau turizmo, žmonės atvažiuodavo į post-Soviet block kažkokie ir sakydavo, va, kinietis, tai grįžęs namo pasižiūrės, kur buvo, nes jis viską fotografuoja. Tai ten gal yra kitas, biški, nesakyčiau, kad tikslas, bet įprotis suformuotas dėl to, kad tie žmonės, šalis turiuomenį, gyveno ant to, kad jie viską bandė siurbti į save, ten pirko visokius patentus, perkūrinėjo, ten vogė kažkokius dalykus, tiesiog kaip brėžinius, ne? Sakysim, ir tas persidavė ir į laisvalaikį. Va, bet pas mus dabar taip yra, kad žmogus nepauosto gėlę, bet, vat, kaip sakai, 100 nuotraukų jos pasidaro ir paskui nei viena negera ir nebeįdomu. Jisai neišgyvena tos emocijos. Ir tai yra blogas dalykas. Kiek tokių video, kur žmogus prafilmuoja koncertą, pavyzdžiui. Ta prasme, jis nepaklausė nei vienos tos savo mėgstamos grupės ar nemėgstamos dainos, bet jis nufilmavo visą koncertą, pradirbo praktiškai, iškėlęs rankas ir ar jisai žiūrės? Nežiūrės. Ar žiūrės žmogus, kuriam jisai pasiūlys, kažkoks giminaitis, kuris nebuvo, gal ten akimirką kažkokią. Va, bet jisai viską sugadino. Ir kaip atsitinka, pavyzdžiui, kas atsitinka su mūsų momentinė atmintim, tai jinai prastėja šiuo atveju, nes mes tiesiog nefiksuojam savo protų situacijos, vaizdinio, gražaus, negražaus, dar kažko. Mes vat, būtinai, kaip sakei, turim jį užfiksuoti, kad būtų faktas, kad tik nepraleistume, kad tai tikrai buvo. Bet klausimas, ar visada mums reikia tų įrodymų. Gal kitą kartą reikia tiesiog pabūti momente. Tai va, grįžtam prie tų dalykų, apie ką prieš tai kalbėjau, kad turim mokytis to, ką žmogus turėjo nežinau kaip lietuviškai, by default, tiesiog prigimtimi. Džiaugtis, išgyventi kažkokius dalykus, būti labai arti gamtos, pasikrauti nuo to. Mes tarsi turim mokytis dėl to, kad tiek įvėlė technologinė pažanga į galimybės tos trikdžių į mūsų sąmonę, kad mes turim iš naujo mokytis to kažkaip atsisakyti trumpam ir panašiai. Tai va, čia mano manymu yra labai blogas dalykas. Žinai, koncertus priminėjai, kaip tik neseniai buvo vieno tokio žymaus atlikėjo koncerte ir irgi buvo įstabu matyti, kaip visi filmuoja, fotografuoja ir tada tas klausimas, ar čia iš tiesų jie buvo tame koncerte, ar čia tik tai tam, kad fiksuotų, dokumentuotų kažkam. Bet mačiau įspūdingą vaizdą. 2 draugai atvedė aklą vaikiną paklausyti ir jis stojo netoliese scenos. Ir aš vis taip instinktyviai atsisukinėdavau į tą vaikiną, pažiūrėti, kaip jis klauso, kaip jis dalyvavo tame koncerte. Tai įspūdinga. Ir aš manau, kad tai buvo turbūt vienintelis žmogus, kuris nematė atlikėjo, nematė šou, nematė efektų, šokių, bet kad jis dalyvavo ir buvo tame, tai čia turbūt yra faktas, nes iš jo visos stovėsenos aš mačiau, kad jis yra visiškame tokiame katarsije. Tai buvo nuostabu stebėti ir kartais tikrai tada atrodo, kad net ir save pagaunu, kad nenoriu trauktis telefono, fotografuoti ir vien tam, kad jei ir pamiršiu, tai galbūt yra ir gerai, kad pamiršiu. Gal ir reikia pamiršti kai kurios dalykus. Bet žinai, šitoje vietoje man dar vienas klausimas. Fotografija, jinai labai įsiskirdavo to savo, kad tu galėjai ne tik pamatyti, bet ir pačiupinėti, ar ne? Turiu omenyje nuotrauką pačią kaip tokia atspausdinta. O keičiasi santykis? Turbūt, kad keičiasi čia iš karto, bet kaip jisai keičiasi? Čia vėl nesinori sakyti, kad praeitie buvo geriau, bet kaip keičiasi santykis tarp žmogaus ir skaitmeninės fotonuotraukos, kuomet jos negalima pačiupinėti? Ar čia irgi panašiai yra kaip su knyga, kad, tarkim, skaitmeninė knyga, tikra knyga, irgi tyrimai rodo, kad ta knyga, kur yra skaitoma
fizinėje formoje, jinai geriau įsimena, jinai yra išgyvenama labiau. Tai kaip yra su fotografija? Faktas tai, kad mes nebespausdiname nuotraukų. Keičia ir kaip keičia mūsų santykį ar nesubanalina pačios fotografijos. Nors visgi šiaip yra žmonių bendrai, kurie vis dar spausdina nuotraukas. Ten, tarkim, kažkurias atsirenka, ar ne? Tai va. Jeigu tai yra ne fotomenininkai. Spausdina šiek tiek. Bet jo, gerai sakai, ir praeitie buvo geriau. Čia ilgi tavo ciklą, ar ne? Ne dėl to, aš tai dabar galvoju, mes kartais kalbėdom, kad, aišku, viskas yra pokytyje ir tu nežinai, bet aš įsivaizduoju, kad tie, kurie ir tada gerai žmonės gyveno, jau čia aš apie taikomąją fotografiją kalbu. Bet jeigu dabar nebūtų to viso skaitmeninio tiesiog atvaizdo, tai tie, kurie moka daryti vaizdus tuos, reprodukuoti, turime ten, parenka skirtingas, sakysim, nežinau, paviršius ten, ant kurių galima tai padaryti, ten išdidinimus ir panašiai, tai labai gerai gyventų kažkaip, o dabar to nėra, nes tas, žinai, aišku, nereiktų kalbėti, mes pradėjom kūrybą, kūrėjas, dėl ko ir panašiai, tai tas kokybinis aspektas tarsi nėra svarbus. Bet vėlgi medžiagiškumas, tas tikras atvaizdas, jisai turi ir to kokybinio aspekto. Ir kad tu gali jį prisiliesti, tai vėl yra keli niuansai. Vienas, kad, sakysim, tu pasirenki, nes jeigu tu, sakai, pasidariau 100 nuotraukų, viena gal bus gera, ten aš sakau, padarė kažkas 100 gėlių nuotraukų. Tu įsivaizduok dabar, tarp kitko ir buvo šitas dalykas, aš dabar, kai greitai kalbu, tai pavardės nepasakysiu, bet buvo toks projektas ir čia gan senai, kada vienos paros keliose vienų iš pirmųjų socialinių platformų, kur galima dalintis vaizdais, tiesiog unikalius vaizdus. Paėmė, atspausdino nedidelius, 10-15 gal formato, ir sudėjo į vieną erdvę. Tai ten buvo tokie kalnai vaizdų. Tai visų mes nespausdinsim, bet tada atsiranda tokia vidinė tavo atranka, ką tu nori, kas tau svarbu. Tai iki šiol tą žmonės kartais daro, turiu omeny, pasigamina kas metai kažkokį tą albumą, prisiminimų ir panašiai. Ir labai labai gerai daro. Todėl, kad visiškai kitaip pradeda protas veikti, atmintis veikti. Ar tas dalykas tampa svarbesnis, kuris ten užfiksuotas? Gal jis bus vienodai svarbus tavo atmintyje ir tai, kad dar tau tas vaizdas pasufleruos. Bet kad tu jį kažkaip, neatskiesi tuo skaitmeniniu srautu, kurį tu kažkaip turi. Tai čia yra didžiulis pliusas. Čia yra tiesiog kažkas tokio, nes prieš pokalbį čia kalbėjom apie tą švedišką stalą. Juk tu visko neparagausi, arba jeigu pabandytum susidėti vieną lėkštę, jau tas vaizdas net tavęs nedžiugina, tai ką kalbėti apie tavo pilvą. Tai lygiai taip pat yra su protu. Tau galbūt reikia sąlyginai nedaug arba vieno kažkokio vaizdo, kuris tau primintų visą situaciją. Ten viena kelionės nuotrauka arba viena vestuvinė nuotrauka tau grąžins visus prisiminimus. Taip. Bet jeigu tu klausi fotografo, kiek nuotraukų jūs man duosit, ir jis ten atsako 1500 ir tu sakai, mes jums tiek daug mokam, gal reiktų biški daugiau. Tai tada galvoju tikrai, kaip sakai, gal filmuokit, tai bus nenutrūkstamas vaizdas, tai kam tos nuotraukos. Pabandykit jas visas atsispausdinti, neturėsit kur dėti. Tai man labai patiko tavo įžvalga neužsibūti praeityje, nes sakei, kad gali taip patikti, kad sunku bus grįžti. Pavojinga. Tai dar viena tema fotografijoje, kuri yra įdomi,
visos turbūt yra įdomios, bet ši yra tokia intriguojanti. Tai yra tarp intimumo ir atstumo toks varijuojantis aktas. Kuo aktas yra ypatingas fotografijoje? Ką, žinau, vienas žanrų. Aš tai taip kažkaip vertinu gal atsargiai, nes vis tiek aktas padiktuoja, kad mes kažkaip apsinuoginam ir ne tik prieš save, bet ir prieš kitą. Ir čia turbūt yra sudėtingiau, toksai, kad prieš dar kitą. Lieka atvaizdas ir neaišku, kas su juo bus daroma, sakysim, grįžtant vėl prie to tikslo, ar jisai yra, ar ne, ar yra aiški užduotis. Tai man yra įdomu, sakysim, tas žanras tikrai. Aš aišku jo imuosi irgi, kai turiu tikslą. Tikslas gali būti pinigai, mane užsako. Tai tada atsiranda toks prieš tą žmogų, sakysim, tu kažkokią koncepciją privalai sugalvoti, tu pagal jo natūrą parenki kažkokius asociatyvius vaizdinius, arba aš kažkiek piešiu, tai aš galiu nusipiešti, kaip maždaug atrodys, ir mes tada darom tokį mini tarsi projektą. Ir abu, turiu omeny užsakovas ir tas, kuris fotografuoja, tada kažkokią satisfakciją tokią turi. Va, tai nėra nebekontroliuojamas dalykas. Ne? Ir jeigu imti dar vieną aspektą, tai yra, gal ne visiems, bet sutikim, kad tai yra savotiškai įdomu. Nes tai yra vis tiek biški per rakto skylutę. Kažkoks vojerizmas kažkoks gaunasi. Kažkoks jo, stebėjimas tokių. Irgi visokių yra, bet va, tas yra įdomu. Ir aš turiu ir asmeninį tokį ilgą kaip laiko kapsulę, tokį projektą, kuriame aš tarsi leisiu žiūrovui kažkada pažiūrėti per rakto skylutę, kasgi vyksta pas jo kaimyną už sienos. Tai va, tai aktas toks vienas iš. Bet žinai, aš galvoju, kad čia iš esmės taip intimu yra ne tik iš to, kuris nusirenginėja pusės, bet kartu ir iš fotografo pusės. Koks jausmas yra stovėti prieš nusirengusį žmogų, kuris tau galbūt net nėra pažįstamas ir toks vis tiek turėtų būti nejauku, ar ten po kažkelinto karto tai yra įprantama ir... Tie, kurie nuolat tai daro, tai turbūt pasakytų, bet nežinia, ar čia tiesa, kad įprantama, ne? Romantizuotų gal ten kažkaip tą situaciją, ar dar kažkaip. Mano atveju tai aš visada kažkokią jaučiu gal atsakomybę, nes aš, netiesioginė to žodžio prasme, bet pasirašau po to atvaizdu. Tai man yra kažkaip svarbu, aš negaliu gal ten prieš tai padaryti, paskui pagalvoti. Taip. Tai va, tai bet kokiu atveju jo, sakau, kadangi mes truputėlį labiau lendam į žmogaus asmeninę erdvę kaip po tokią, tai faktas, kad atsiranda daugiau tų braškėjimų kažkokių tokių kažkokių moralinių ten, estetinių, dar kažko, tu turi pagalvoti, bet ne visi pagalvoja, tai faktas, nes jeigu taip sraute žiūrint, sakysim, tai labai daug tokių, kurie, nežinau, sakau, vėl grįžtam prie to, kad mokytis, plėsti savo kažkokius, kaip sakyt, nežinia, sugebėjimus, dar kažką yra viena, bet tai rodyti yra kita. Tai vat daugeliu atveju aš kažkaip palinkėčiau žmonėm tiesiog atskirti tos dalykus. Ne viską reikia rodyti. Kaip ir tos selfius, ne visus, o tik vieną arba nei vieno, kas gal kitą kartą būtų pliusas. Taip ir čia, jeigu žmogus yra, sakysim, mėgėjiškai, tai žiūri ir tas, kuris pozuoja, ir tas, kuris fotografuoja, tai galbūt jie gali tai pasilikti kažkaip savo ir ne visada reikia tą rodyti. Ir pačiam bus gal kažkaip fainiau
arba parodyti kažkokiam nedideliai grupiai žmonių, kurie gali objektyvę kažkokią tai nuomonę, sakysim, pasakyti, bet dabar, kai yra skaitmena, kai yra dar kažkas, tai gali puikiai dirbti kažkokiu, nežinau, lyginamuoju principu ir neparodyti ir niekam. Tai va čia ir norisi pasiklausti per tą gausą, ar nėra taip, kad jau tai nebeprovokuoja, ten, tarkim, kaip koks legendinis Nemunas, ar neretai ir būdavo perkamas dėl tokio pobūdžio nuotraukų, o dabar tokio pobūdžio nuotraukų yra labai gausu visur. Tai klausimas, ar tai netapo tokiu kaip banaliu reiškiniu ir netgi vizualiniu nuovargiu, kad dar viena nuotrauka nuogo žmogaus. Nu va, tai kelintą kartą įdomu pasakysiu žodį tikslas. Koks yra tikslas tavo? Nes iš tikslo atsišakoja tavo strategija, kuri, sakysim, suponuoja vietą, suponuoja situaciją, kaip tu rodysi, formatą, dar kažką. Tai vienur tai gali būti, kad labai veiks, nes tavo tikslas yra kažkaip paveikti. Kažką labai super, kaip nors atskirti, sakysim, provokuoti, netikėtumo jausmą kažkokį sukelti. O jeigu tai yra sraute kažkur ir tu, sakysim, netgi ir turėdamas tikslą padarai kažkokią klaidą, norėjai taip, o gavosi ne taip. Ir tam sraute tai ir paskendo, kaip upė tiesiog plaukia ir tu įmeti kažką ir nuėjo. Tai vat tu teisus šitoje vietoje, kad mass media padarė, aš nežinau, tas pats Instagramas, ten, sakysim, algoritmai bando kažkaip atskirti tos dalykus, kur tai yra provokatyvu, kur ten kažkas matosi, kur ne, bet ne man turbūt spręsti, ar jiems pavyksta, kiekvienas savo gali pasakyti, kiek jie ten sugebėjo nufiltruoti dalykų, kiek ne, bet man atrodo, nuo žmogaus įpročių pomėgių priklauso, kaip jo tas feedas atrodys, nes pas mane, tarkim, bus daug visokių meškų, vilkų, šunų vaizdelių, video, o pas kitą gali būti, kad bus toks vos ne porno puslapis. Nes, vat, kaip sakai, tiesiog kūriama yra daug. Dar yra kitas klausimas, kurio mes visai nepalėtėm, tai pertiražavimas. Kad tu tiesiog tą patį vaizdą vis. Nes kai tu naują sukuri, tai vienas vienetas. O kai tu dar, tai žodžiu, ten yra nebekontroliuojamas dalykas. Šitoj temai irgi buvo labai įdomus eksperimentas atliktas. Viena Instagramo paskyra rinko tokias atsikartojančias nuotraukas. Ten, tarkime, kaip mes fotografuojamės prie kalno, kaip fotografuojamės prie picos bokšto, kaip fotografuojamės vieno ar kito vietoje. Iš tiesų, originalumo ten nėra visai daug. Bet grįžtant, Donatai, prie aktų. Beje, įdomus dalykas, mes Buračo aktus visai neseniai publikavome. Taip. Ir tai yra skaitomiausia publikacija. Tai apie tas tikslingumas, ar ne? Ir tai, kad tai nėra banalu ir tai netapo kažkaip tai nuvalkiota, turi savo strategijos. Bet reikia pripažinti vieną dalyką, kad šiaip statistiškai, žinoma, aš kažkokio nuodugnaus tyrimo nedariau, bet turbūt taip paėmus akto fotografiją, reikėtų konstatuoti, kad dauguma akto subjektų yra moterys. Kodėl? Ir kuo skiriasi vyras nuo moters akte? Ir ar skiriasi? Čia toksai. Bet ar tikrai, žinai, taip gerai sakai, tyrimo nedariau, aš irgi, pavyzdžiui, nežinau. Priklauso nuo to, kas tau įdomiau. Jeigu tu dabar visada įsijungtum vyro akto, sakysim, kažkokį vaizdinį platformoje, kuri algoritmuoja, gal tau pradėtum mesti tiek, kad tu sakytum, wow, čia tiek pat kiek moterų. Tai aš nežinau, bet kaip man atrodo, iš estetinės pusės, nes aš turiu irgi tokį eksperimentą, bet jisai grinai toks, sakysim, kaip čia paaiškinti, iš tokių labai finansinių paskatų, toks kaip tyrimas, ir iš tokių estetinių vaizdinio kaip kūrimo. Aš darau tokius irgi fragmentus,
kūno, su momentinė fotografija dirbu, žodžiu, bandau ten kažkaip, sakysim, tą kokybinį aspektą pakelti, kad tam žmogui patiktų, nes tie žmonės dažnai save ten namuose eksponuojasi ar panašiai, o aš iš to kažkaip uždirbu. Va. Ir ten yra detalės. Tai va, yra keli, sakysim, paaiškinimai, kodėl. Tai vienas atsakys turbūt į tavo klausimą. Bet vėlgi, kaip tik man atrodo. Nes vienas yra iš to, kad lietuviai yra labai faini, labai drąsūs, bet labai drovūs. Vat pasakyti lietuvis, tai gali daug. Ir ant kito blogai, ir gal ir gerai, ir nuoširdus mes ir visokie. Bet va tas aktas, mes čia kalbėjom, jo labai daug. Bet jeigu imam ne modelį, kurio tai kaip darbas, bet paprastą žmogų, tai jisai ne visada, kaip sakyt, labai lengvai tam ryšis. Jisai norės, bet jisai, taip pat kažkaip. Ir vat sakau, tas susitarimas, kaip tas vaizdas atrodys, daug ką lemia, sakysim, ir tas žmogus pasitikėjimo daugiau įgauna. Bet jeigu nėra jo veido, tai dar geriau. Todėl aš rinkausi fragmentus. Ir pas moterį jų yra daugiau. Nes aš šiek tiek pafotografuoju ir vyrus, kurie, sakysim, ir prašo, ir moteris prašo, jeigu jie nori, vat, kaip sakau, tą vaizdą tiesiog naudoti kaip tokį pseudomeno kūrinį namuose, ten kažkur kaip detalė, nes nėra tokios miniatiūros, kaip grafikos darbai beveik didžiu. Tai va, tai su vyru, ne dėl to, kad aš vyras net. Taip. Ir mane labiau ten trauktų moteris, bet dėl to, kad detalių, su kuriamis gali žaisti ir sukurti tą intimumą, Taip. tą pip efektą kažkokį yra tiesiog daugiau. Tai gal čia šiek tiek atsako į tavo klausimą, kad moteris tokia yra, estetinė prasme, sakysim, arba kitu atveju, kam ko reikia, gal ir vulgariaja prasme, daug geriau arba lengviau išeksploatuojamas kažkoks tas nežinau, sluoksnis. Kalbant apie tą patį, grįžtant prie tikslingumo, irgi palėtė į moterį kaip estetiką, man kažkaip vyrą, ką matau akte, tai jisai provokuoja. Moteris estetika, ar ne, grožis, intimumas, o vyras provokacija, bent jau mano tokia asmeninis patyrimas analizuojant šitos du žanrus. Nutolstant nuo akto truputėlį, kaip jūs fotografijos profesionalai žiūrite į paparacius? Intimu ar ne, nuo akto perinam prie tų, kurie irgi gaudo įvairias nuotraukas, neretai taipogi intimes, tik tai gal, kad visai nesu tokiu tikslu, ar ne, ir kas yra paparaciai? Ar jie yra kažkokie tai fotografijos piratai, nusikaltėliai, ar jie iš esmės turi pagarbą, ar Lietuvoje yra paparacių žanras kaip toksai? Manau, kad nėra. Žinai, tam, kad būtų paparacių, reikia žvaigždžių. Tai Lietuvoje nesakau, kad tarsi nėra žvaigždžių, yra vertų pagarbos žmonių ten ir po pasaulyje, ir sakysim, mes labai pamirštam tą akademinę bendruomenę, bet jie nesuponuoja tos minties, kad čia reiktų eiti ir žiūrėti, ką jie veikia tada, kada jie nenori būti užfiksuoti, nes paparacis turbūt greičiausiai yra apie tai. Va, ir tai, man atrodo, yra dirbtinai sukurtas žanras, aš net žanrų nepavadinčiau. Tai yra tiesiog darbas. Man atrodo, jisai yra truputėlį toksai, ne tai, kad nevertas pagarbos, bet aš nežinau, gal yra dar ką veikti. Kažkada jis turbūt buvo pelningas, bet dabar, sakysim, žmonės ir patys save daug tiražuoja. Būtent. Ir specialiai, nes jiems trūksta to dėmesio, jau dabar tas dopaminas, žinai, taip atrodo, kad kažką įsikėliau ir užteks savaitį. Tai reikia ir rytoj, ir poryt.
Ir va dabar labai negražų dalyką prisimenu, kur dukra Davidą Hasselhoffą nufilmavo, kai jisai girtas valgė burgerį nuo žemės. Taip. Nu tai wow, nebereikia jokio paparacio, ta prasme, kažkas buvo namie, kas su tavim tuo metu nekaip sutarė ir tiesiog padarė tau va, šitokią, nežinau, ar čia gėda, bet, nu žodžiu, tai nežinau. Aišku, vėl dabar vertinama iš tos tokios moralinės pusės, bet jeigu vertintume iš kažkokių sugebėjimų pusės, tai vėlgi ten yra ką veikti. Ir sakysim, vienas gal gerai tą daro, kažkaip, sakysim, labai meistriškai ir nelįsdamas į akis tam žmogui, o kitas tiesiog vos net ten po nosim mojuoja tą kamerą kažkokiam žvaigždžiai kažkokiai, kurie eina apsipirkti ten be makiažo. Tai va, tai nežinau, galėtų ir nebūti, man atrodo, ir rastusi ką daryti ir kaip tas žvaigždės parodyti. Žanras tarsi, bet... Taip. O tada eikime į kitą žanrą, kuris man asmeniškai truputėlį siejasi su paparaciu. Tenka pripažinti, kad neretai, jeigu pasivaikštų Laisvės alėją, randu savo nuotraukų įkeltų į vieno arba kito dienraščio puslapis, o vat su gatvės fotografija kaip tokia. Ypatingai ta, kur ten nieks neprašo leidimo tave publikuoti. Mes žinome netgi tokių jau netgi asmenybių, kurios yra žinomos iš to arba netgi ieškomos gatvėje, kad vat, pamatytų ir tave nufotografuotų ir vėliau į savo profilius įsikeltų. Šis žanras, koks jis yra, kuo jis ypatingas, ar legalus turbūt be abejo, ar ne, bet... Nu, irgi du skirtingi momentai. Tas vat grinai, kur tu kalbėjai. Taip. Sakysim, ir kad žmonės patys nori pakliūti. Taip. Tai yra žaidimas. Ir tas žaidimas įgauna kažkokią, nesakyčiau, kad prasmę, bet vertę tų žmonių manimų tada, kada yra daug sekėjų to žmogaus platformoje, kuris tos vaizdus tiražuoja. Va, ir tu automatiškai dalį darbo padaro jis už tave ir tu toks laimingas to savo dopaminu, ten kažkaip lyg pasigyrei, kad naują rankinę ar kepurę ar kažką ten dėvėjai tuo metu. Va, tai čia vienas dalykas, bet ar čia yra gatvės fotografija kaip po toks žanras, jeigu kalbam apie fotografiją kaip po tokią, tai greičiausiai, kad ne. Todėl, kad ten labai apkarpytos, sakysim, tos galimybės kontekstualiai ir mentaliai ir visaip. Tai yra tiesiog žaidimas, pasikartosiu, nerandu kito žodžio. Nes gatvės fotografija kaip po tokia, jinai ir labai įdomi. Jeigu taip rimtai, sakysim, į fotografijos istoriją, jeigu žiūrim tos žymiausius, sakysim, kažkokius autorius, tai ten tikrai. Ir šiaip iki šiol tų bandymų yra labai daug, nepriklausomai nuo to, kad, va, kaip sakai, teisė į atvaizdą, ten Berno konvencija, neatsimenu kelintas, ten 12.1, tarkim, ane, kad tarsi negali, nors iš principo ir gali, tik priklauso nuo to, kaip tu tą žmogų rodai. Vat, vėlgi tikslas, ane? Ar tu pozityviai kažkaip įrodysi, ar tu kaip tik pabrėši jo kažkokius ten negalę ar dar ką nors, kas yra labai labai slidus dalykas. Ir aš esu knygą išleidęs, kur tarsi irgi sako, kad gatvės fotografija, nors ne visai, ten labiau irgi viskas apkarpyta vienam sakysim, tokioj kaip sociumo daly, bet labai gražiai tos knygos tekste Arvydas Grišinas, mano bičiulis, parašė ir pavadino tai bendrai, gal turbūt gatvės fotografija, jisai pavadino pasitikėjimų žanru. Nes to pasitikėjimo dabar yra labai mažai. Mes vat grįžtam prie to paties, kad kol kontroliuoji atvaizdą, pats daraisi, tol tarsi jautiesi sąlyginai saugus, ne? Kol neištransliuoji.
tu žodžiu supranti, ten tavo kabos narglys po nosim ar ne, ten plaukai sušukuoti, įsitepęs, neįsitepęs, viskas yra gerai. Bet kai tave nufotografuoja kitas žmogus, tu eini pro šoną ir tave bam, ar ten stovėjai, kažką darėjai, tai prasideda kiti dalykai tavo viduje. Tu pradedi galvoti, kaip aš atrodžiau, ten iš apačios, iš viršaus, sujudėjęs, nesujudėjęs, dar kažkas. Todėl tai yra tikrai pasitikėjimo žanras. Ir aš norėčiau, kad jis išliktų, nes, sakysim, jeigu kalbam vėl apie atmintį, tai labai puikiai fiksuoja pokytį. Viena yra žmogus ir kaip jis atrodo, bet yra antras planas, trečias planas, vieta. Visi šitie dalykai, tai manau, kad tai yra labai svarbu ir daug labai sugadino iš tikrųjų tai, vat visi tie draudimai. Ir gal net ne tiek draudimai, kiek, sakysim, ta pati žiniasklaida, nes jinai pradėjo šaržuoti, marginalizuoti žmonės, tave nufotografuoja ir ten parašo, kad studentai elgetauja, o tu gal milijonierius, žinai. Ten su pensininkais, su seniorais, atsiprašau, vėlgi taip pat. Taip. Žinai, tai vat, visi šitie dalykai, aišku, jau yra praeitis, dabar labiau kažkaip strikt, bet jie padarė tą paslaugą ir dabar labai gaila, kad kažkur pamatai įdomų žmogų, nebūtinai aš, bet kas to domisi, kas mėgsta tą gatvės fotografiją ir gal ir nenuspaudžia, vien dėl to, kad galvoja, kad gal negalėsiu ir parodyti, arba užsipuls ten, Taip. Sudaužys aparatą su terbele kokia, žinai. Tai va, tai yra šitoje vietoje problemų. Čia dvi kryptys, kurias norėsis dar nukeliauti, tai yra ir galios pozicija, ir naratyvų formavimas per pasirinkimas, ką rodyti ir ko nerodyti fotografijoje. Bet man kažkaip gal nuo paparacių pseudo gatvės fotografijos arba populiariosios gatvės fotografijos arba žaidimo, kaip tu sakei, gatvės fotografijos noriu pereiti prie tos tokios įtampos, kai tave fotografuoja, aš ne, vis tiek pasikeitė, toks, tai kaip čia dabar, kaip kojas pradeda pintis. Toksai, kaip čia atsistoti. Bet kartu ir net jeigu ir pats save fotografuoja, ar ne, tai ten iš kokio 100 karto, ar tai išmokimas tos gerosios, blogosios pusės, arba kaip stovėti, kaip pozuoti, kaip pakreipti smakrą, ar visokie mokymai, kaip gerai atrodyti nuotraukoje. Ir tada galų gale tas toksai klausimas, ar mes kada nors iš esmės atrodom taip, kaip atrodom nuotraukose. Teko matyti vieną filmą, kur ten sako, irgi susitinka su mergina vaikinas ir sako, tu netrodai kaip nuotraukose, sako, mes nieks netrodom taip kaip nuotraukose. Tai kas čia per kreivų veidrodžių karalystė? Ir kai mes renkamės, kaip stovim, kaip atrodom, tai ar galų gale mes kažkada būnam savimi ir mes leidžiam kitiems save pažinti, patys save pažįstam ir kodėl mums taip svarbu, kaip mes tuose nuotraukose atrodom? Nu, čia keli momentai, tu jos kažkaip paminėjai, dabar kaip čia viskas suvesti į vieną, bet žmogus va, toks yra. Man dėl to žmogus, labai durnas pasakymas, bet gyvūnas šitoje vietoje atrodo pranašesnis, nes jis labai tikras. Tu supranti, kada jis pyksta, kada džiaugiasi, kada jam skauda, kada ne, kada jis laimingas. Jau čia kalbu ne apie džiaugsmą, bet apie kažkokią situaciją, nes pavyzdžiui žmogus, jisai toksai, žinai, daug ką sugeba savo pateisinti. Tu atsakai, kaip gerai atrodo, bet kiek žmonių pateisina, kaip jie negerai atrodo. Aš nesakau, kad reikia smerkti, va, tu negerai atrodai, bet būna, kur, arti ligos, sakysim, ir žmogui reiktų pasitemti ir jam sako, ten gydytojai, artimieji, o jisai toksai tiesiog vienu dydžiu didesnius drabužius nusiperka. Žinai, ir kaip aš juokauju, ir dar aš už jį sumoku, nes jeigu aš nešioju M, tai už XL aš sumoku, nes kainuoja tai vienodai tos maikutės. Bet čia jau toks irgi šaržavimas, gal negražu. Būna įvairiausių situacijų, neatstatom, bet iš principo, jeigu bendrai kalbam, mes labai dažnai taip, tiesiog viena diena, 2-3 dienos ir mes save įtikinam, kad
tai, kas iš principo gal ir nėra gerai, yra ok. Tai labai panašiai yra ir su tuo. Mes tokie niekada nesam tikri, vat, jeigu tik yra galimybė, ne? Nes tarsi smegenys signalizuoja, o čia nuotrauka, čia yra akimirka, reikia joje maksimaliai gerai atrodyti, nieko čia blogo. Bet ar, kaip sakai, reikia atrodyti taip, kad tavęs net pažintų? Mes pradžioje pokalbę apie tai kalbėjom, kad žmonės tiesiog prasilenkia ir kas čia toks, žinai, iš kažkokio deitų saito. Tai va, tai čia yra blogas dalykas. Ir vėlgi technologijos, čia aš gal jau nutolsiu, bet verta tą paminėti, kad jos irgi tai priima kaip žaidimą ir kaip galimybę uždirbti arba aplenkti priešininką, juk kiek yra filtrų sukurtų, kur kažkada kameroje nebuvo, o dabar kuri telefono kamera, tu man pasakyk, fiksuoja tą, sakykim, raw vaizdą. Bet klausimas iš tiesų. Dažniausiai jis yra jau truputėlį algoritmuotas, filtruotas ir panašiai. Vien dėl to, kad žmogus patirtų tą satisfakciją, kai jisai fotografuoja, kad aš visai neblogas, man pavyko. Ir dangus mėlynas, ir ten kažkokie balti marškinėliai neišdegė, bet juk tai yra technologinis niuansas. Jeigu pabandytum tai labai grinai nufotografuoti, tai suprastum, kad ten reikia stekinti kelias nuotraukas, kad taip gaudosi. O už tave telefonas tai padaro. Panašiai padaro su tavo oda, su tavo, ten, sakysim, vyzdžiais, ten su kažkokiais aureolėm tokiom, kurios šiaip turėtų būti, bet jų nebelieka, nes jas kažkaip tai nufiltruoja. Labai daug dalykų. Jau net tau nenorint, sakysim, tai padaro. Bet va, kai žmogus dar ir pats įsijungia ir pasako, kad aš irgi taip darysiu, tai tokiu atveju jau yra, sakysim, tokia problema. Nes nesakau, kad tai tampa kažkokia, bet gal ir tampa, žinai, tokia lengva šizofrenijos forma, kad tu savęs kaip po tokio natūralaus nelabai gali priimti arba žiūrėti. Tu tiesiog tampi vienokiu, kai niekas tavęs nemato, o kitokiu, kai tave stebi tiesiogiai, arba kai tave stebi toje nuotraukoje, kurią tu pats sukūrei ir kažkaip apdirbai. Tai va, tai čia mano manimu yra tokia ydingas dalykas, jeigu vėl grįžtume apie atvaizdą kaip dokumentą. Tu sakytum, aš noriu pasižiūrėti, kaip aš atrodžiau tada, o tada buvo toks filtras, o kaip aš atrodžiau tada buvo dar toks filtras, o tai kur aš čia, kaip aš atrodžiau iš tikrųjų. Tai gal kažkas kitas, tas pasitikėjimo žanras suveikė, tave kažkas nufotografavo, tu nepridėjai rankos formuodamas savo tą, tiek po pozą, tiek kažkokį filtrą pasirinkdamas ir liko vienintelis atvaizdas, kaip tu atrodai iš tikrųjų. Aš negalvoju, kad vėliau galima net, vis tiek mes turim savęs įsivaizdavimą kaip tokie, ar ne? Ir kai tu žiūri, kai nuotraukose tu neatspindi tikrojo savęs, bet tu žiūri į tas nuotraukas, tai tu gali ir save imti įsivaizduoti ne tokį, koks esi, o tokį, koks esi nuotraukose. Ir čia po COVID eros JAV plastikos chirurgai ėmė sulaukti prašymų padaryti taip, kad veidai atrodytų taip, kaip atrodė Zoom'e. Nes Zoomas irgi turėjo tą funkciją, kur palygina veido odą, irgi tie filtrai egzistuoja. Nes man irgi teko girdėti, net ir eksperimentus matyti, kuomet žmonės fotografuojasi su tam tikrais filtrais, kuriuose realiai kaip ir nėra filtrų programėlėse, bet lyg tai turėtų fotografuoti natūraliai, bet vis tiek keičia veido simetriją, keičia, kaip minėjai, tas aureolės sukuria, išryškina, iškontrastuoja, net mums nenorint. Ir kai kurios kameros irgi tą daro. Ir tada tikrai galima sakyti, kad aš taip netrodau, ar ne, ir ateini fotografuotis pas fotografą ir sakai, aš nenoriu pas jūs fotografuotis, nes jūs negebat manęs padaryti gražiu. Ar yra žmonių ir ar fotografai į tai reaguoja, turiu omenyje,
siekdami atvaizduoti tą tikrąjį žmogų, gal ne visada tokį estetišką, simetrišką. Ar yra tokių bandymų kažkokio, nes vis tiek įvairūs veiksmai sulaukia to veiksmių. Čia mes matome kažkokį selektyvų gyvenimų rodymą socialiniuose tinkluose, tą tokį super, hiper estetišką pasaulį Instagrame. Ar yra fotografų bendruomenė kažkokių bandymų būtent eiti į tą tokią neestetiką, antiestetiką, į kažkokį tai brutalumą, į tą tokį grynumą, žalumą? Tai yra, matai, kaip pasakius, juk, sakysim, dokumentinė fotografija, jeigu imti kaip žanrą, ane, tai jinai ir yra tokia. Juk tu ten, kaip sakyt, sistemingai nieko neprikūrinėjai. Yra kaip yra. Tiek apie žmogų, tiek apie aplinką. Tiesiog yra situacija, kurioje tu pabandai viską ir palikti taip, kaip sakysim, buvo. Va, ir tai nesikeitė. Žmogaus traktavimas savęs, technologijų pagalba ir panašiai keičiasi nuolat, priklausomai nuo galimybių. Žinai tu tai ar nežinai. O ta dokumentinė fotografija, jinai tokia ir buvo. Ir gal nespecialiai. Aš aišku irgi esu matęs, bet toks labiau fine art, ne? Manęs mažai domina tas žanras, sakysim, nors ten irgi yra ką veikti. Tai yra, kur, kaip tu paminėjai, specialiai pabrėžiama. Sakysim, jeigu žmogus turi labai daug raukšlių, arba jisai tiesiog gyvenimo randų kažkokių ir sakysim, kažkokių trūkumų, tai jie yra specialiai pabrėžtinai eksploatuojami fotografijos pagalba. Tai tokių yra dalykų, bet ta pati tiesiog dokumentika yra dokumentika. Nėra jokio grimo, nėra jokio, kad gal tu čia kažkaip kitaip atsistok, nes tu plonesnis atrodai ir panašiai. Ir man atrodo, kad tai yra svarbu. Bet ar tai yra lyginami dalykai? Ar mes galim, sakysim, tuos, kurie ydingai kažkaip persūdo su filtrais pamokyti, rodydami jiems dokumentiką, tai manau, kad negalim. Nes tai yra tiesiog skirtingi dalykai ir jeigu kažkas sugebės susivokti, kad per daug gal biškį to naudoja, tai yra labai gerai, bet jeigu taip dursi pirštu ir sakysi ne, tai nieko nepakeis. Čia tokia, tų fotografijos tokia, tos profesionaliosios tokia kaip ir misija atrodo graži, ne tik kad priešintis, bet formuoti tą tikrovės tokį kaip naratyvą, viskas atrodo ir technologijų, kurie keliauja link to, kad logiška, kad tam, kad žmogus naudotųsi to technologijomis, tai turi ir gražiai fotografuoti, ir turi gražiai atrodyti, ir dangus turi būti ryškus, ir tie debesis turi būti tokie ir ne kitokie. O fotografai tarsi gražina tą žmogų, arba galėtų gražinti iš tos kreivų veidrodžių karalystės, parodydami, kad ta tikrovė turi kampus, ar ne, turi kažkokias tai nelygumus ir kitus panašius dalykus. Man pačiam neretai žvelgiant į lietuvių, gal tos senosios mokyklos fotografiją, iš tiesų atrodo, jeigu tu vartai instagraminės nuotraukas, tokia plasmasė atsiduoda. Bet kai tu atsiverti tą tokią tikrą, tokią išjaustą, su tom raukšlėm, su tais tokiais kartais net ir purvinais nagais vaizdą, kuris nėra estetiškas, gal net kartais toks nepatogus, bet tu jauti, kad tai yra apie gyvenimą. Tai gal link lietuvių fotografijos norėčiau truputėlį paeiti, ar ji labai skiriasi nuo, kad ir kaimyninių šalių fotografijos, ir ar skiriasi, jeigu mes lokalizuosime Kauno fotografiją, Vilniaus fotografiją, kitus miestus, ar yra dialektai kažkokie,
tiek tarp lietuvių, ar tai labiau priklauso nuo geografinės vietos, ar nuo laikmečio, tas skirtis tarp fotografų kaip tokių? Turbūt, kad laikmetis labiau, kaip sakyt, turi reikšmės, jeigu kalbam apie klausimą. Vieta gal tiesiog padiktuoja vieną ar kitą dalyką. Vienur buvo, kitur nebuvo. Bet mūsų ta Lietuvos fotografijos mokykla, kaip yra tas terminas, taip, jinai buvo viso sąjunginiai, tam burbule kažkokiam atrodė stipriausia, bent jau taip sako. Aš aišku, galiu tik pasakyti, ką skaičiau. Ir mano nuomonė, tai jinai, kaip sakyt, buvo stipri, bet čia atsakant į dalį tavo klausimo, kokia jinai yra, tai aš galėčiau pasakyti, gal kaip man atrodo, ko jai trūko, nes sakysim, lietuvių fotografijos mokykla, jinai tokia labai romantizuodavo dalykus, tokio naivumo kažkokio buvo, kas nėra blogai, turiu omeny. Bet pavyzdžiui, jeigu yra to naivumo, tai nėra kažkokios drąsos, tokio čaižumo, ne? Kas irgi gal dalinai ir tikrovę atspindėtų, nes nebuvo viskas juk taip, sakysim, ten Rakausko žydėjimas. Jeigu taip visiškai galvotumėm, kad taip atrodė Lietuvos kaimas, tai labai klystumėm, ne? Sakysim, todėl atsiradus kažkokiems papildiniams susidaro jau pilnesnis įspūdis apie tai, kaip viskas atrodė. Tai va, aš žiūriu, sakysim, kokią čekų fotografiją, jinai yra drąsesnė, jinai yra šaižesnė ir to gal šiek tiek mūsų, sakysim, fotografijai trūko. Tai va, o jeigu, sakysim, apie vietą kalbėti, tai čia vėlgi nežinau, čia gal, sakysim, jeigu apie konceptualų kažkokį dalyką kalbėti, tai galima, kad, vat, tarkim, mano ta knyga irgi, aišku, čia dabartiniai laikai, kur tik Kauno, ne, tos stotelės. Taip. Į kitą miestą aš esu nuvažiavęs ir panašiai, bet apsisprendžiau, kad ir čia galima viską pamatyti arba susidaryti tą vaizdą. Tai taip. Tai sakysim, tokių fotografų ir praeitie yra, kurie pasakodavo apie miestą, sakysim, ir tam mieste kažką darė, miestas ten dalyvavo kažkaip. Tai tas egzistuoja, bet labai ryžtis prie to nereikėtų. Ir vat dabar pats pasakiau ir galvoju ir galėčiau gal net ir paneigti, kad Lietuvos fotografijos mokykla, ne, bet jeigu mes sumaišytumėm to laiko nuotraukas, paimtumėm ir Latvijos, ir Estijos, ir Čekijos, Ukrainos, Rusijos, bet ko. Ar mes tikrai 100% taip atskirtumėm, kas ten buvo kur? Taip. Ir reiškia, kad laikas, o ne vieta, yra turbūt svarbiau. Nes laikas mums padiktuoja, sakysim, tam tikrus dalykus. Yra tie laikmečio kažkokios detalės. Taip. Tie dalykai, kurie mums pasufleruoja, kad buvo tada, o ne dabar. Ir tai yra, tam tikras pokytis, apie kurį mes šiandien, kiek daug jau. Donatai, yra kalbama daug apie Lietuvos fotografijos aukso amžių, apie tą Lietuvos fotografų mokyklą, o nauja mokykla susiformavo ar nesusiformavo, ar turi kažkokius bruožus ar ne, tarkim, šių laikų, atimant Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Nidos ir kitų Lietuvos vietovų vaizdus, ar vis dar būtų galima pasakyti, kad tai yra lietuvių fotografo darbas? Mes turim braižą. Aš nežinau, gal tyrinėtojai fotografijos galėtų labiau atsakyti. Jeigu taip mano nuomonė, tai nebėra to. Tiesiog viskas labai, nesakau, kad visai gal nėra, gal yra kažkokių bruožų, bet sakau, reiktų labai tyrinėti. Bet tiesiog viskas labai pasikeitė. Jeigu anksčiau žmonės, sakysim, burdavosi į kažkokias organizacijas, kur diskutuodavo
galėdavo kažkaip tai tą saviraišką praplėsti, dalyvaudavo visokiose ten visasąjunginėse ir pasaulinėse parodose, kaip komandinis kažkoks darbas, tai supras, kad tai formuodavo ir kažkokį tai braižą. Taip. Tu matydavai, atliepdavai, padarydavai geriau, blogiau ir panašiai. Tai dabar visko yra tiek daug, mes tą pasaulį per telefoną, per kažką matom, mes kažkokią vietą, kažkokį konkursą pasiekėm e-mailų, kažkokią platformą, kurioje mes užsiregistruojam. Va. Ir kas mus tarsi galėtų kažkaip vienyti arba įvietinti, tai yra, va, kaip sakai, miestas, ten kažkas, bet vėlgi, dabar daug lengviau yra keliauti. Dabar, jeigu kalbam apie tas technologijas, tai labai lengva tiesiog ištrinti visas detalės, apie kurias mes kalbėjom, bet, sakysim, senose fotografijose ir jų tiesiog nebelieka, tu kuri tarsi kažkokį futuristinį dalyką, kalbėjai apie kažkokius dalykus irgi, kurių praeityje nebuvo, dabar gal irgi nėra, bet galėtų būti, nes tu juos, sakysim, sugalvoji arba kvestionuoji kažką. Tai man atrodo, kad tokio nėra, žmogui nebereikia, sakysim, ir jisai labai yra susiniveliavęs su visų pasauliu. Ne 100%, nes jeigu jau kalbėsime apie pasaulį, tai aš galėčiau atskirti, sakysim, kad, tarkim, japonų fotografija labai skirsis nuo lietuviškos fotografijos, bet ar lietuviška skirsis nuo kokios nors Düsseldorfo mokyklos, kuri irgi seniai susikūrus, bet dabartiniai žmonės panašiai fotografuoja, kas yra jau Vokietija, arba prancūzų, ar dar kažko, tai turbūt ne. Žiūrėk, globalizacija, ar ne, jinai vis tiek niveliuoja fotografiją. Ten, tu vardini ir tas pačias vietovės, kurios tokios gal atokesnės, ne tiek paveiktos vakarų kultūros, ar ne. O technologijos kaip tokios, ar jos išlaisvina, ar jos visgi apsunkina autentiškumą, nes tas pats dirbtinis intelektas, ar ne, mes sakome, yra tarsi toksai suvidurkintas, žodžiu, mūsų kažkoks produktas visų tokio vienio. Tai ar technologijų, ypatingai ir fotografijoje naudojimas, jis leidžia kurti savo braižus, ar visgi mes tampame tokie ganėtinai vienodi, kaip ir tos nuotraukos Instagrame, ar kažkokie dizainai, kuriuos kūrėme, ten buvo netgi įvairūs įrodymai, kad mes labai tarsi randame tą standartą ir to paties dizaino ir išvaizdos, kas yra optimalu ir tada mes kažkaip tai nevarijuojam ten formom, spalvom ar dar kažkuo. Tai ar technologija jinai lengvina to tokio fotografijos menininko darbą, ar apsunkina siekiant autentiškumo, išskirtinumo? Tai kiekvienam savaip, žinok, mano nuomonė. Taip. Ir vėlgi pasikartosiu, įdomu, kiek kartų šiandien paminėjau žodį tikslas. Nuo tikslo labai priklauso. Jeigu tu neturi tikslo, tai tau ten visko atsitiks, nes tu nevaldai, aišku, ir taip nevaldai 100% algoritmo, nes kas gali pasakyti, ar tu jį valdai, taip, kur tas yra. Taip. Jo, tai reiškia, kaip susitari, kokios tavo galimybės, kokios programos galimybės. Aš apskritai labai stipriai nesu įsigilinęs, sakysim, bet visada vis tiek atrodo, kad žmogus juk kol kas tai valdo, ne? Jo intencija yra pirminė, sakysim, tu užsimanei, neatėjo pas tave kompiuteris ir nesakė, gal mes padarom kažkokią fotkytę. Juk tu nusprendėjai ir sugalvojai, labai gerai paminėjai, aš nebūčiau pagalvojęs, jo, juk atsiranda ir mados, kanonai kažkokie. O tas tai padarė ir man gal tiek irgi užtenka, nes jeigu aš padarysiu dar kažkaip kitaip, manęs taip greitai nepriims, nes dabar yra toks kanonas, ne? Tai kalbam apie kažkokias reklamas, sakysim, dar kažką, tai vis tiek yra laikas, kur tokiais chapteriais sudėliota, kaip reikėtų daryti, kaip reikėtų atrodyti, ką reikėtų rodyti,
kad būtum priimtas labai greitai ir kad tau pasisektų. Algoritmai, jie optimizuoja, ar ne? Tai yra greičiausiai, geriausiai, gražiausiai, simetriškiausiai toksai, va, ir tada, o tai kur čia mano žmogaus indėlis? Tai va, ir tu gal vienokį, jeigu, sakau, turi tikslą, gal galėtum tą pokytį įvesti, bet tada turi vidiniai būti labai stiprus apsisprendimo prasme, kad tai rodytum, ne? Kad stengtum toliau taip daryti, nes gali būti, kad tavęs nepriims. Va, tai čia yra šitas niuansas. Aišku, daug žmonių turbūt ir toliau stengiasi ir daro, ir taip galbūt tas ir progresas gimsta, ten promptų kažkokia prasme, bet yra daug žmonių, kurie nesivargina ir yra daug programų, kurios ir apkarpo tavo galimybės. Jiems nereikia tiek daug to engine vadinamo, sakysim, ir tavo ta satisfakcija arba ten kažkoks mini poreikis yra patenkinamas. Aš atsimenu, mes šitoj temai apie Niko Keivo muziką kalbėjom, jis ten ėjo į santykį su dirbtiniu intelektu, pasiklausė, kaip tas dirbtinis intelektas perkuria jo muziką ir tikrai taip iš šono žiūrint, visai ten neblogai viskas, bet jis išsakė tokias eilutes, kad bet dirbtinis intelektas nejaučia ten tos skausmo, meilės ir jis neišjaučia tų prasmių visų. Ir aš tada atsimenu, kad vėl labai supykdė, saky, kad, nes aš kėliau vieną klausimą, kad jeigu gražu, koks skirtumas, kas ir kaip padarė. Turiu omeny iš meno vartotojo perspektyvos, tai Donatai, aš noriu dar kartą pakartoti tą klausimą. Jeigu nuotrauka yra graži, ar ne, estetiškai rezonuoja su manim, aš ten matau kažkokią prasmę, kurios galbūt ten ir nėra, arba niekas ten nekodavo jos. Tai koks skirtumas? Tikra, netikra, dirbtinis intelektas, ar žmogus spaudė? Realiai, aš su tavim sutinku, nėra skirtumo. Vėlgi svarbu, dėl ko tai yra padaryta. Ir dabar, jeigu grįžtume prie Keivo arba prie bet kokio kito atlikėjo, tai prieš tai klausime nuskambėjo dalykas, kurį aš pakartosiu. Ar pats kompas būtų sugalvojęs kurti tą muziką? Tos aplinkybės atsitiko begyvenant. Tai kol dirbtinis intelektas pradės gyventi savo gyvenimą, kad jam šautų į galvą tapti atlikėjų, fotografų, nežinau, ten virėjų, ar netapti kažkuo dėl to, kad nebuvo kažkokių aplinkybių, nebuvo galima, sakysim. Tai nežinau, kiek čia to laiko praeis, aš tikrai to nebepamatysiu, nes yra intencija. Tu padiktuoji, pasufleruoji veiksmą, kažkokį dalyką, tu nusprendi, kiek tų pokyčių įvyks, sakysim, kiek laiko tu formuosi vieną ar kitą vaizdą, ten kursi muziką, ar ten 5 metus tu kažką tai ten darysi, ten tą promptą rašysi, ar tik dabar trumpai ten suspaudysi kažką. Tai aš sutinku, kad mes grįžtam praktiškai į pradžią, kad priemonės, su kuriuom tu tai darai, gali būti visokios. Ir jeigu tu moki tuo pasinaudoti, kažkas pagreitina tavo darbą, kažkas pagerina, kažkas dar kažką. Tai viskas yra gerai, bet koks yra tavo tikslas, ką tu nori tuo pasakyti. Jeigu tu nieko nenori pasakyti, tai tau kažkaip reikėtų pagalvoti, gal tu rasi kokią nors veiklą, kur tu turėsi ką pasakyti, arba būsi naudingesnis, nes kitu atveju tu toks labai pasiklydęs esi. Aš nesakau, kad neverta, yra fainai gal daryti dalykus, kurie kur nereikia galvoti labai, kad ten ar kažką paliks, išliekamoji vertė, ar dar kažkas, bet kai kur tai atrodo, kad tikrai reikalauja pastangų ir paskui netgi vidinis kažkoks diskursas atsiranda, kiti žmonės, aš tikrai nemažai žinau žmonių, kurie paskui kvestionuoja kažkokias nuomonės, sakysim, ten eina iš proto dėl to, kad jų neįvertina, kažkas ausį nusipjovė, nors tikrai gerai tapė. Tai šitie dalykai juk atsitinka kažkaip, ne? Ir kaip jie atsitinka? Iš tavo kažkokio mąstymo. Tu praleidai laiko, tu kažkaip apeliuoji į kažkokią tai nuomonę arba dar kažką ir jeigu nesulauki arba nesulauki to, ko nori, atsitinka kažkas. Tai
dar vienas dalykas gerai, kad tas Terminatorius to nereikalauja, jisai atlieka tik tai tavo užduotis, nes jeigu dirbtinis intelektas dar pradėtų sakyti, o ko tu čia nori, jau man patiko, aš kūrėjas, tau negražu, man gražu, tai čia visi taip susipyktų, kad nereikėtų nei kažkokių šachedų, raketų ar dar kažko. Nes reikia pripažinti, kad jis irgi turi savo žiūrėjimo stilistiką, jis aprašytėje nuotraukas, jisai irgi mato vaizdus tam tikrus. Aš žinai, su laiku imu galvot, kad neretai tai nelabai svarbu, ką tu matai, svarbiausia kaip žiūri ir tai tampa čia iš vartotojo perspektyvos, kaip ir esmė. Ir 23-aisiais Borisas Eldeksenas laimėjo žmonių fotografijos konkursą su dirbtinio intelekto generuota nuotrauka. Praeitais metais Miles Astray dirbtinio intelekto konkursą laimėjo su žmogaus daryta nuotrauka. Tai 1-1. Kaip tu manai, čia fotografijai mes atsiskaitė ar ne? Jeigu tavo tikslas buvo apgauti, viskas yra okei, tu to tikslo pasiekiai, bet kas iš to? Ne? Ir, nežinau, tiesiog kaip traktuoti šitą dalyką kitaip, sakysim, ar kažkokio, nežinau, progreso prasme, ar kažkaip kontekstualiai, ką buvo galima pasakyti, sakysim, nenaudojant arba naudojant dirbtinį intelektą. Tai čia visai kiti dalykai, bet čia yra toks, šiuo atveju tai tik žaidimas. Tik žaidimas, daugiau nieko.